mėginam sukti starterį. Štai girdėjom, kad starterį bando griebti, sukti, tačiau niekas nevyksta, neužsiveda. Taigi dabar prijungsim jump starterį 4S Pop Deer ir žiūrėsim, ar pavyks su juo užvesti šią audinę. Sveiki visi! Jūs žiūrite apžvalgų kanalą LV12LT. Bandysim jump starterį. Turim porą automobilių, kurie nesiveda. Tai va šis baltas Opeliukas 1.6 dizelis ir gale 3 litrinis benzinas. Štai dabar čia turim 1.6 Opel dizelį. Ir akumuliatorius yra, matom, išsikrovęs iki 11,4 volto. Ir jeigu bandysim sukti starterį, visiškai nesuka. Galim ir pademonstruoti. Įlip pasuk starterį. Taip, dabar įlips kolega į automobilį ir pabandys užvesti. Matysim, ką rodo testeris. Štai lempos įsijungia, įtampa krenta iki 7 voltų. Niekas nevyksta, net nekabina. Ir dabar prijungiau jau iš anksto krokodilinės žnyplės, tuos krokodilinius laidus. Ir mėginsim šiuo jump starterio pagalba užvedinėti. Tai gerai, tu įlipk į automobilį, pasiruošk, kai pasakysiu, kuriam kurk, dabar tik sėdėk mašinai. Gerai, dabar prijungsim jump starterį. Tuoj. Ir žiūrėsim, ar šis 4S jump starteris pajėgs užvesti. Taip, gerai, mėginam užvedinėti. Gesink! Gesink! Štai matom, jump starterio pagalba užsivedė. Labai lengvai automobilis. Ir dabar dar kartą bandyk užvesti, vėl nuėmiau jump starterį, pabandyk užvesti, pažiūrėsim, ar kas vyksta. Štai matom, kad akumuliatorius tikrai nusėdęs. Akumuliatorius iki 10 voltų išsikrovęs. Ir dar kartą dedam jump starterį ant akumuliatoriaus. Matom 69 procentai rašo. Taip, jump starteris, kad veiktų, pakartotinai reikia atjungti būtinai vieną kažkurį tai krokodilinę žnyplę, vėl pajungti ir tada tik tais jungti į jump starterį. Štai matom, užsidega žalia lemputė ir tada jau, kai užsidega žalia lemputė, galim mėginti užvedinėti. Mėginam užkurti. Na ir matom, kaip lengvai užsikūrė 1.6 dizeliukas su šiuo 4S jump starteriu. Gerai, galim gesinti, einam prie kito automobilio. Štai dabar esam prie kito automobilio. Tai yra benzininis variklis, 3 litrų kubatūros ir akumuliatorius pas jį, matom, yra visiškai išsikrovęs 5,7 volto. Taigi dabar prijungsim šį 4S Pop Deer jump starterį. Nuspaudus mygtuką rašo, kad jam dabar likę 65 procentai. Ir pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis užvesti. Taigi pajungiam, matom, lemputė pažaliavo ir mėginam užvedinėti. Gerai, gesinam. Na va, užgesino automobilį ir matom, kaip staigiai krenta įtampa. Beliko 7,5 volto akumuliatoriui ir įtampa vis dar krenta. Padarysim dar vieną testą su Audi 2 litrų TDI variklis, 2 litrų dizelis. Ir pažiūrėsim, kaip mums seksis užvesti šią Audi su nusėdusiu akumuliatorium. Akumuliatorius, matom, yra dabar nusėdęs iki 11,69 volto. Galim pamėginti sukti starterį, pasižiūrėsim, ar suka. Mėginam sukti starterį. Štai girdėjom, kad starterį bando griebti, sukti, tačiau niekas nevyksta, neužsiveda. Taigi dabar prijungsim jump starterį 4S Pop Deer ir žiūrėsim, ar pavyks su juo
užvesti šią audinę. Taigi, prijungiam Gemstarterį. Štai, matom, užsidegė žalia lemputė. Ir matom, įtampa dabar sukilo iki 14,2 volto. Ir mėginam užvesti. Gerai, gesinam. Na ką, dabar per šio video testą, šios dienos video testą, tai yra trečias automobilis, kurį bandom užvesti. Porą kartų bandėm 1.6 Opel dizeliuką. Vieną kartą bandėm benziną ir štai dabar bandėm vieną kartą šį 2 litrų dizelį. Ir Gemstarteris iš tų testų išsikrovė iki 45%. Taigi dar kokį vieną kitą automobilį tikrai, manau, su juo užvesim. Dabar pamatėt šio Gemstarterio testą, o dabar pažiūrėkim jį iš arčiau. Pradėkim nuo išpakavimo. Kaip supratot, testas buvo darytas jau po išpakavimo. Tai yra Popdir firmos gaminys, modelis PDJ02. Čia rašo pagrindinės jo charakteristikas. Tai trumpalaikė atidavimo srovė. Dalį sekundės yra iki 3000 amperų. Talpumas šio Gemstarterio yra 23 800 mAh. Ant kitos dėžutės šono matom pagrindinius taip pat techninius parametrus, kad krovimas vyksta per Type-C lizdą, kraunasi 5 voltais 2 amperais arba 9 voltais ir 2 amperais srovė. Priklausomai kokį įkroviklį naudosit, ar su Quick Charge'u, ar be to Quick Charge'o, be to greito įkrovimo. Turi USB portą 5 voltų, 2,4 amperų. Turi dar vieną USB portą su Quick Charge'u. Tai 5 voltai, 9 voltai ir 12 voltų. Iki 1,5 ampero srovės prie 12 voltų. Na ką, išpakuojam toliau. Beje, šis Gemstarteris atvyko iš Banggood internetinės parduotuvės. Kam įdomu, nuorodą paliksiu jį po video aprašyme. Galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti detaliau apie jį. Išpakuojam toliau. Gemstarteris, matom, buvo tokiam lagaminėlyje. Na ir žiūrim, kas čia viduje. Na ir štai viskas, kas buvo komplektacijai. Buvo instrukcija. Instrukcija keliomis užsienio kalbomis. Taip, vienas toks svarbesnių aspektų yra, kad krovimas, krauti šį Gemstarterį galima nuo 0 iki plus 40 laipsnių pagal Celsijų. Reiškia, krauti šį Gemstarterį galima tik prie teigiamos temperatūros. Krauti prie minuso dėja negalima. Taip, toliau buvo USB Type-C kabeliukas. Per jį galima įkraudinėti šį Gemstarterį. Jungiasi štai čia. Na, galima naudoti taip pat ir savo telefono įkroviklio laidą ir krauti. Taip pat buvo toks automobilinis laidas. Čia yra išėjimas. Vienas galas čia ir čia galima jungti įvairius prietaisus, kurie maitinasi nuo to pridegimo automobilinio lizdo. Na ir buvo, matom, komplektacijai tokios, kaip čia rašo, Smart Clips. Išmanios žnyplės, išmanios krokodilinės žnyplės. Taip, matom, žnyplės yra su 10 AVG kabeliuku. Ir matom, kontaktas prilituotas prie vieno šono žnyplių ir prie kito šono žnyplių. Štai parodysiu iš arčiau. O, štai čia ir štai ten. Kad būtų tiesiog geresnis kontaktas. Nes daugumą žnyplių esu pastebėjęs, tuose pigiuose Gemstarteriuose būna tik tais prie vieno krokodilinio gnybto. Pavyzdys tik prie čia. Prie kito net nebūna uždubliuotas laidas. Na, čia turėtų būti su šiomis žnyplėmis pakankamai geras kontaktas. Dėl įdomumo galim pasižiūrėti, kas čia viduj.
atsukim. Štai matom, kaip atrodo Smart Clipsų išmanių krokodilinių žnyplių vidus. Ir kitoj pusėje jokių komponentų nėra, viskas pagrinde tik šioj pusėje. Yra matom buzeris, pipsiukas, kitaip sakant. Na ką, sujunkim viską atgal. Na ir štai pats jumpstarteris. Galim šiek tiek pažiūrėti jį iš arčiau, kaip jis čia valdosi. Taip, turi, matom, čia tokį mygtuką. Nuspaudus rašo įkrovos lygį. Šiuo atveju, matom, atvyko su 70% įkrovos lygiu. Jeigu dar kartą nuspaudžiam ir palaikom, įsijungia štai toks žibintuvėlis. Dar kartą nuspaudus mirksiukas. Na, tokie keletą švietimų režimų. Pažiūrėkim, kiek toks jumpstarteris sveria. Ir matom 525 gramai. Dabar dar apie jungtis pasižiūrėkim. Matom, turi porą USB lizdų, vienas su greitu įkrovimu, kitas be greito. 12 voltų išėjimo lizdas. Ir Type-C įkrovimui skirtas lizdas. Čia taip ir parašyta. USB out, USB in ir DC out. Taip, kas dar įdomu, pasižiūrėti, kokia įtampa ant srovės gnybtų. Taip, įtampa, matom, yra 15 volto prie 70% įkrovimo lygio. Reiškia, kad šis jumpstarteris yra su 4S ličio polimerų akumuliatoriais. Reiškia, viduje yra 4 celės sujungtos nuosekliai ir tokiu būdu įtampa yra daugiau nei 15 voltų. Kiek esu bandęs jumpstarterių, pastebėjau, kad su 4 celiam jumpstarteriai pasiteisinę labiau nei su 3 celiam. Kas nežino, tai 3 celės išduoda maksimum 12,6 volto kažkur, tai 4 celės gali maksimum išduoti virš 16 voltų. Tai šis jumpstarteris turėtų pilnai pakrautas būti kažkur tai virš 16 voltų. Labai mums visiems įdomu pasižiūrėti, kas šio jumpstarterio viduje. Taip, nuėmėm dangtelį ir čia viduje jau matom varžtelius. Tai kad pasižiūrėti, kas šio jumpstarterio viduje, reikės atsukti šiuos varžtelius. Taigi dabar tą ir padarysim. Taip, atsukus varžtelius, tada atsifiksuoja apatinė dalis ir tada galime ją po truputį visą atidaryti. Štai matom jumpstarterio vidų, taip atrodo iš arčiau. Čia matom yra celių balansavimo jungtis. Pagal ją galima spręsti, kad čia yra 4S akumuliatorius. Yra, matom, toks laidas. Čia yra tiesiog termodaviklis, termopora. Jos pagalba schemutė tikrina, kokia akumuliatoriaus temperatūra. Jeigu akumuliatorius temperatūra per didelė, tai schemos pagalba greičiausiai akumuliatorius bus nebekraunamas. Taip, matom, kas parašyta ant akumuliatoriaus. Tai yra 14,8 volto akumuliatorius, pagaminimo data ir akumuliatoriaus modelis, gamintojas Šida. Štai matom, kas užrašyta ant kito akumuliatoriaus šono, yra toks barkodas. Na ką, pamatėm, kas yra akumuliatoriaus viduje. Galima jį dabar visą vėl atgal surinkti. Dabar dar padarysim vieną testą. Įkrausim šį jumpstarterį pilnai ir pasižiūrėsim, kokia įtampa ant srovės gnybtų. Pajungiau jumpstarterį krautis ir ką mes matom, krovimas vyksta 9 voltais ir 2 amperų srove. Krovimas vyksta Quick Charge 3.0 greitu įkrovimo protokolu. Pakraunam pilnai jumpstarterį ir pasižiūrėsim, kokia išėjime įtampa. Taip, jumpstarteris pilnai pasikrovė nuo tų 70% iki 100% su greitu krovimu. 9 voltais 2 amperais pasikrovė per valandą laiko. Nuo 0% šiek tiek ilgiau krausis. Pasižiūrim, kokią ant gnybtų įtampą. Taip, ant gnybtų įtampą matom 16,49 volto. Pagal tai tikrai galima spręsti, kad viduje yra 4 celės. Parašykit komentaruose, ką jūs manot, ar nepakenks automobilio elektronikai, jeigu naudosim
šį 4S jumpstarterį. Parašykit nuomonę, ką manot. Ar nieko baisaus tokia įtampa automobilio elektronikai. Taip, jeigu pakraunam 100% šį jumpstarterį, tai kiekviena iš celių yra 4,12 volto. Na, iš praktikos, kaip minėjau, 4 celių tokie jumpstarteriai labiau pasiteisina nei kad 3 celių, negu 12,6 volto. Vis tiek prijungus prie akumuliatoriaus žnyplės, įtampa nukrenta iki 15 voltų ar net mažiau, nes tuo metu kraunamas nusėdęs akumuliatorius. Taigi šis jumpstarteris pilnai pakrautas yra 16,5 volto. Kam patiko šis video, spauskit like, taip pat paprenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito karto, iki! Thank you.